Pasinaudosiu Freiro žodžiais. Jis sakė, kad mąstymas matuojamas neperskaitytais puslapiais, o tuo, kaip įsisavinam kitų pasakytas mintis. Kodėl taip painiai kalbat? Miranda, kam kalbėti apie tokias nesąmonės? Kam laikas papieškim ir viskas. Kas jums nepatinka pasimatyti? Man nusibodo visi apsimetinėjimai ir veidmainystės. Nusibodo klausyti melagių. Bet žinau, kad niekas nepasikeis. Žinoma, kad niekas nepasikeis, kol bus tokių kaip tavo tėvas. Jis mano, kad viską galima nusipirkti. Tylėk, koks neišauklėtas, susičiauk. Gerbėmieji, tęskim pamoką. Aš tai noriu sėdėti pamokoje, man nusibodo šiek tiek kvailiai. Ir jūs nusibodo. Ramykis, Pavlai. Pats pagausi. Man nerūpi. Bustamante, prašau, išeiti iš pamokos. Išeičiau ir neprašytas. Per pertrauką lauksiu jūsų mokytojų kambarį. Gerai. Tęskim pamoką. Kas tau? Atsikėlė patenkinta. Taip aiškiai matyt. Lyg būtum naujai gimusi. Ir esu naujai gimusi. Iš kurgi toks pasikeitimas? Susitaikiau su savo geriausia draugė. Nuėjau į mokyklą ir susitaikiau. Norėjau tavęs paklausti. Kodėl nepasakai, kad ji buvo atėjusi? Maniau, kad nori pradėti naują gyvenimą. Pati taip sakei. Matau, kad visai nenori. Norėjau pradėti naują gyvenimą, bet persigalvojau. Turiu mylimų žmonių. Jie mano gyvenimas. Daug prisikentės. Žinau. Dėl tokios draugystės kaip mūdviejų su Marise verta rizikuoti. Džiaugiuosi dėl tavęs. Dėjusi geležinio, pasirodo, tu visai gležnutė. Būk geras, nepradėk taip kalbėti. Sveiki, vaikai. Labas. Hanas skambino iš advokatų kontoros. Sakė, kad tu jiems skambinai. Gali būt? Gali, ką sakė? Prašė, kuo greičiau nueit. Štai adresas. Kada žadėjai į mokyklą? Nežinau. Jeigu nelankysi, reikės pranešti nepilnamečių tarnybai. Palauk, šiandien paskambink ir pasakyk, kad jis serga. Rytoj aš pats pasirūpinsiu, kad nueitų į mokyklą. Net jeigu teks už plaukų nutemti. Gerai. Už plaukų netemp. Šį kartą susitarėm. Skambinu, jeigu vis tiek ten nenueisiu. Sakai, kad nori sužinoti tiesą. Norėjau. Pasinaudok gerą nuotaiką. Jau žengiai pirmą žingsnį. Nesustok dabar. Pasiruošęs, Manueli? Pasiruošęs. Pagaliau išsipildys didžiausia tavo svajonė. Išeisi iš šito kalėjimo. Taip, tikiuosi. Ko toks išsigandęs? Viskas bus gerai. Mačiau, kad draugai labai tave myli. Žinau. Kas tau? Ne tai mane gazdina, kitko bijau. Ko? Metam paskutinę kortą. Jeigu nuvažiavęs į mokyklą nepasveiksiu, nieko neprisiminsiu, tai... Žinoma, pasveiksiu. Viskas bus gerai. Pasveiksi ir labai greitai galėsi važiuoti į Meksiką. Vėl susitiksi su savo šeima. Čia didžiausia mano svajonė, labai noriu. Tik manęs nepamiršk, lauksiu atviruko. Ačiū. Ačiū už viską, ką dėl manęs padarai. Kai atvažiuosiu pas tave į Meksiką, tęsim, ką pradėjom. Gerai. Manueli? Labą dieną. Pasiruošęs? Čempionas pasiruošęs. Mama, visai paprasta. Pasakyk taip arba ne. Nežinau, mieloji, tokio sprendimo negaliu taip lengvai priimti. Reikia pasitarti su Franku. Su Franku? Dėl visko turi tarti su Franku? Taip, mieloji, taip. Sveikos. Pagaliau kaip sekės? Eikš sėskis. Kas atsitiko, ko tokio nusiminusi Hilda? Pasėmiau tyrimo rezultatus. Viskas gerai. Hilda! Kaip gerai, Hilda? Mirtinai išgąstinai, kodėl atėjai tokia nusiminusi? Marisa teisi, kodėl atėjai tokia susirūpinusi, Hilda? Tiesą sakant, daktaras man šitą pasakė. Ką?
Kad senstu. Davė vaistų atminčiai pagerinti. Viskas gerai, reikia atšvęsti, myloji, žinai ką? Eisim apsipirkti. Pripirksim tau naujų drabužių, kad į mokyklą nueitum atsinaujinusi. Gerai, galim taip pat atnaujinti mokymo programą, temas, pratimus. Marisa, palauk, į mokyklą aš negrįšiu. Ko? Kodėl? Mano mokytojavimo metai jau baigėsi. Kągi, Felė, jeigu viskas taip susiklosti, nieko nepakeisim. Myčia, žinau, kad mano šeima bjauri, bet mes to paties kraujo, supranti? Ne, pagalvokim šiek tiek. Kas tokiais atvejais svarbiausia? Mylinti žmonės. O ką tu turi? Turi Lalą, turi draugės, turi mane, ar ne? Labai gražus žodžiai, bet čia ne tik žodžiai. Norėčiau tau pasiūlyti savo namus, kad judu su Lalu galėtumėte patogiai įsikurti, kol gims kūdikis. Galėsit pasilikti ilgiau, be to turiu staigmeną. Mamai Feliai dovana nuo tetos Myčias. Kas čia? Dovanoju sumokėtą rezervaciją. Noriu, kad tavo vaikelis gimtų pačioj geriausiai klinikui. Visgi aš nesu labai blogai, jeigu Dievas man tave atsiuntė. Tikrai, jeigu mergaitė pavadinsi Myčia, o jeigu berniukas? Felikso. Katinas Feliksas, mažutė mano. Man nusibodo tas ugnisas pasaulis. Viskas gali pradėti keistis, kai mažiausiai to tikimės. Kas iš to? Mėšlas pradėjo lėlis pirmą žmonijos gyvavimo dieną. Dabar jau per vėlu ką nors keist? Ne, jūs taip įtikino, bet tai netiesa. Vilties trūkumas ir baimė labai baisus priešai. Bet baisiausias priešas – neišmanymas. Jo, per vėlu toks jau esu. Tikriausiai todėl, kad mano tėvas visada toks buvo. Dar viena nesąmonė. Jūsų tėvas ne visada buvo toks. Štai jūsų tėvo karjeros istorija. Čia tų laikų laikraščiai. Pamatysit, kad autorius, mano tėvas, neklydo. Jeigu kada nors panorėsit ką nors pakeisti, pirmą sužinokit, kaip viskas buvo. Jūs turite teisę pasirinkti, pasipriešinti arba ne. Čia daug. Daug. Bet laiko turit Marės. Neliūdėkit, mielasis, susidaužkim. Čin-čin. Čin-čin-čin. Nėra ką švęst, Myčia. Nėra ką švęst? Pažiūrėkite tą čekį, kiek nulių. Kiek kepsnių išsikeptume. Įsinuomotume sodybą, prisigertume vyno ir šoktume iki paryčių. Pažiūrėkit, koks čekis, kaip aš norėčiau kada nors gauti tokią sumelę. Dievulėliau, kaip puiku. Žinot, kas čia? Išeitinė išmoka. Jūs išmetė Dunovai? Panašu, kad taip. O čia premija. Čia daugiau negu galėčiau uždirbti per 2 metus. Dar niekad nesumatęs tiek pinigų vienoje vietoj. Galvokit, kad bent tokia paguoda. Tikrai taip, paguoda. Žinot, kiek laiko svajoju gal tiek pinigų? Galėčiau nesibaiminti, kad kas nors atsitiks. Galėčiau visus metus nedirbti. O dabar nesmagiai jaučiuosi. Hasta podría estar 1 año sin trabajar. ¿Por qué será que no me siento bien? Todėl, kad jūs išmetė. Niekam nepatinka būti išmestam. Atrodo tiek daug, bet iš tiesų 0. Gledis, Marta, Susė. Gana, man jų nereikia. Noriu tikros meilės, amžinos meilės visam gyvenimui, kuri būtų šalia, nepaliktų manęs. Noriu moters, kuri... Kas tau, Markai? Nieko. Ne pati geriausia diena ir tiek. Iš akių matyt. Papasako, kas atsitiko. Luchana. Labai jūs ilgiuos, Laura. Suprantu. Marisa sakė, kad ji buvo atėjus, o pas mane neužsuko.
Alio, Tomai? Kas atsitiko? Atėjo Javiero tėvas. Gerai.